Čia vėlaus vakaro TV3 žinios. Labas vakaras. Specialiųjų tyrimų tarnyboje šiandien baigtas tarnybinis patikrinimas. Nors TV3 žinių skelbti faktai apie 2 aukštus įtartinos reputacijos STT pareigūnus patvirtinti, kol kas tarnybos vadovai atleisti jų nesiryžta. Kai Seimas priėmė naują specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą, pagal kurį šioje tarnyboje turi dirbti tik nepriekaištingos reputacijos žmonės, TV3 žinios paskelbė, jog specialiai kovai su korupcija įkurtoje specialiųjų tyrimų tarnyboje teisės ir personalo skyriui vadovauja prieš keletą metų už prokuratūrą žeminantį elgesį iš pareigų atleistas Vilniaus rajono vyriausiasis prokuroras Edmundas Bubelis, o STT Šiaulių skyriui vadovauja 96-aisiais ryšiai su spirito kontrabanda įtartas ir nuo pareigų nušalintas Kauno rajono policijos vyriausiasis komisaras Romualdas Rutkauskas. Ekspertai tuomet suabejojo, ar tarnyba, kurioje aukštas pareigas užima įtartinos reputacijos pareigūnai, pajėgs kovoti su korupcija. Seimo kancleris STT vadovus įpareigojo atlikti tarnybinį patikrinimą ir užtikrinti, kad STT dirbtų žmonės be dėmelės. Tarnybinį patikrinimą atliko 4 tos pačios STT tarnybos darbuotojai. Mes išvadoje siūlom Edmundą Bubelį neskirti į vadovo pareigas, kadangi kai kurie jo veiksmai yra nesuderinami su vadovu ir pareigūnų etika. Naujasis STT įstatyme teigiama, kad šioje tarnyboje turi dirbti nepriekaištingos reputacijos žmonės. Ar Bubelis ir Rutkauskas yra nepriekaištingos reputacijos žmonės? Klausimas labai taip pastatytas, kaip sakant, užklaustas, tiksliau užduotas. Įdomiai galima pasakyti, kad matyt, kad dėl nepriekaištingos reputacijos, tai sunku kažkaip pasakyti žmogui gyventi. Aš galvoju, kad ta mūsų išvada komisijos tai rodo, kad vis dėlto mes nesiūlom Edmundą Bubelį vadovauti šitai personalo skyriui. Komisijos įsitikinimu, abu šie pareigūnai dėl kompromituojančios praeities negalėjo būti net priimti dirbti į specialiųjų tyrimų tarnybą. Tačiau toks buvęs tuometinio vidaus reikalų ministro Vidmanto Žiemelio sprendimas. Dabar sprendimą priimti Bubelį ir Rutkauską į tarnybą naujai formuojamoje specialiųjų tyrimų tarnyboje turės priimti prezidento paskirtas, beje ir anksčiau STT vadovavęs Valentinas Junokas. STT agentai sulaikė Kelmės statybininkų mokyklos direktorę Aldoną Vinčienę. Ji įtariama kyšininkavimu. Specialieji agentai teigia, kad 40-metė Kelmės statybininkų mokyklos direktorė Aldona Vinčienė, pasinaudodama užimamomis pareigomis, organizuodavo moksleivių norinčių mokytis Vokietijoje atranką. Iš kandidatų direktorė reikalaudavo po 200 Vokietijos markių, motyvuodama tuo, kad turi papildomų išlaidų. Pinigų nemokėjusieji moksleiviai nelaimėjo konkurso mokytis Vokietijoje. Specialių agentų teigimu, ši Aldonos Vinčienės veikla traktuojama kaip kyšininkavimas. Žemės ūkio ir prekybos specialistų iš Lietuvos rengimas Vokietijoje vyksta pagal dvišalius tarpvalstybinius susitarimus. Moksleivių iš Lietuvos mokymas Vokietijoje trunka 3 metus. Išlaidas iš dalies finansuoja Lietuvos valstybė ir visuomeninės Vokietijos organizacijos. Aldona Vinčienė sulaikyta panaudojus nusikalstamos veiklos imitavimo modelį. Vykdant specialią operaciją iš STT parinktų moksleivių kandidatų mokslui Vokietijoje direktorė reikalavo ir iš kiekvieno paėmė po 400 litų. Aldonai Vinčienė iškelta baudžiamoji byla, ji uždaryta į Vilniaus areštinę. Kauno klinikose mirė moteris, kuriai pirmą kartą Lietuvos medicinos istorijoje buvo persodintos kepenys. Birželio 15-ąją Kauno medicinos universitetinėse klinikose buvo atlikta unikali kepenų transplantacijos operacija 64 metų moteriai iš Pakaunės. Pacientė jau prieš keletą dienų jautėsi puikiai, pati valgė, sėdėjo ir net bandė vaikščioti. Klinikų chirurgai džiaugiasi pavykusią operaciją, tačiau prieš 2 dienas pacientė išėjus pasivaikščioti į lauką, jai pasidarė silpna. Po 1,5 valandos moteris mirė. Pasak medikų, dėl kepenų vartų venos trombozės. Kiekviena chirurginė intervencija turi savyje rizikos ir turi savyje pavojų, komplikacijų, mirčių ir taip toliau. Ir tas yra visoje medicinoje, tiek pas mus, tiek vakaruose, tiek visam pasaulyje. Todėl pasakyti, kad nesusijų šitą mirtim su operacija irgi neteisingai, nors tie ligoniai miršta arba nuo kepenų funkcijos nepakankamumo užleisto, arba nuo kažkokių tai dėl to kylančių komplikacijų. Klinikų chirurgai teigia, kad ši nelaimė neatbaidys jų nuo kitų bandymų transplantuoti kepenis. Žurnalistai susirūpinę dėl Seime priiminėjamo naujo visuomenės informavimo įstatymo. Kai kurios jo nuostatos žiniasklaidininkų įsitikinimu gali Lietuvą paversti nedemokratinę valstybę.
Nepopuliarias naujojo visuomenės informavimo įstatymo nuostatas jo rengėjai paprastai pateikia taip, esą to reikalauja Europos Sąjunga. Tuo tarpu pastarosios direktyvos tai yra rekomenduojamojo pobūdžio, teigia žiniasklaidos organizacijų atstovai, o aptakes įstatymo formuluotės Lietuvos valdininkai galės interpretuoti savaip. Naujos institucijos visuomenės informavimo kontrolieriaus įstaigos įkūrimą žurnalistai iš esmės vertina teigiamai, tačiau būgštaujama, kad valdžia siekdama daugiau kontroliuoti žiniasklaidą gali imti plėsti kontrolieriaus įgaliojimus. Pagal tai, kaip dabar suformuluota įstatymė, iš tikrųjų nėra kokia nors cenzūros, reiškia, įstaiga. Bet antra vertus, žinoma, tai niekas nėra garantuotas, kad kada nors tos funkcijos negali būti išplėstos. Pasak žurnalistų, Seimo nariai norėtų kontroliuoti ir ne vienoje demokratinėje valstybėje nekontroliuojamą internetą. Tai tada tikrai Lietuva atsidurs tarp šalių, tokių kaip Baltarusija, Šiaurės Korėja, galbūt Irakas, Kuba ir kitos. Aš bijau, kad galime apsijuokti labai smarkiai. Kaip vieną iš visuomenės informavimo įstatymo spragų žurnalistai nurodo ir tai, kad šalia daugybės žurnalisto pareigų nebeliko ne vienintelės ankstesniajame įstatyme įvardintos jo teisės neatskleisti informacijos šaltinių netgi teisme. Jūsų pareigos surašytos, bet jūs ir vėl neturite teisių. Tai, ką mes siūlėme, kad žurnalistas turi teisę, to neliko. Ta vėl išvyko. Pagal 3 metus rengtą įstatymą informacijos šaltinį bus privalu atskleisti, jei teismas nuspręs, kad to informacija buvusi melaginga. Didelio atgarsio šiandien susilaukė vakarykštis Rusijos užsienio reikalų viceministro pareiškimas Vilniuje, neva Seimo priimtas SSRS okupacijos žalos atlyginimo įstatymas niekinis, nes jam nepritarė šalies prezidentas. Rusija ignoruos Lietuvos Seimo priimtą sovietų okupacijos žalos atlyginimo įstatymą, nes Lietuvos prezidento nuomonė šio klausimu kitokia nei Seimo, pareiškė vakar Vilniuje viešėjęs Rusijos užsienio reikalų viceministras Ivanas Sergejevas. Президент страны, имея совершенно четкое, аргументированное мнение на этот счет, отказался подписать этот закон. Тем не менее, господин Ландсбергис подписал этот закон, и считать его политическим решением Литвы мы не уполномочены, потому что персонально отвечает за внешнюю политику Литвы все-таки президент, так же как и наш президент. Tokius Rusijos pareigūno samprotavimus šiandien Valdas Adamkus pavadino keistais. Pasak prezidento atstovės spaudai Violetos Gaižauskaitės, prezidentas visada pritarė Lietuvos piliečių išsakytai valiai dėl sovietinės okupacijos padarytos žalos atlyginimo. Seimo pirmininko inicijuoto įstatymo jis nepasirašė tik todėl, kad nepritarė būdams, kuriais norima išsireikalauti žalos atlyginimo. Visos diskusijos dėl šios nuostatos įgyvendinimo būdų neduoda jokio pagrindo abejoti nei Lietuvos užsienio politikos prioritetais, nei jos nuoseklumu. Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, reaguodamas į Rusijos pareigūno pareiškimus, neva Seimo priimtas okupacinės žalos atlyginimo įstatymas nėra oficialus Lietuvos sprendimas, nes jam nepritarė prezidentas, pareiškė, kad Sergejevas tiesiog pasirodė nežinas Lietuvos konstitucijos. Pagal konstituciją, jeigu prezidentas įstatymą nepasirašė, bet ir nevetavo, jį pasirašyti turi Seimo pirmininkas. Pasak Vytauto Landsbergio, okupacinės žalos atlyginimo įstatymas priimtas teisėtai ir yra prievolė vyriausybei. Politologų įsitikinimu tai, kad prezidentas vengdamas konfliktinių temų nepasirašė okupacinės žalos atlyginimo įstatymo, dar nereiškia, kad Rusijos pareigūnai gali savaip interpretuoti Lietuvos apsisprendimą. Tai yra labai grubus Rusijos kišimasis į mūsų vidaus reikalus. Pakankamai savavališkas interpretavimas mūsų konstitucijos ir bandymas veikti mūsų politinius procesus. Politologo teigimu, tam, kad santykiuose su Rusija įsigalėtų konstruktyvi atmosfera, būtina vengti okupacinės žalos atlyginimo temos eskalavimo. Tačiau, pasak politologų, populiarumą prarandanti valdančioji partija prieš rinkimus naudojasi būtent jie. Politologų įsitikinimu jau dabar aišku, kad reikalaudami iš Rusijos okupacinės žalos atlyginimo liksime vieniši. Nei Latvija, nei Estija nedrįso žengti Lietuvos pėdomis. Ir prezidentas ir politologai įsitikinę, kad tik esant geriems dvišaliams santykiams galima dėrėtis dėl atsiskaitimų už okupacijos padarytą žalą. Rusijos valstybės duma šiandien išplėtė prezidento Vladimiro Putino įgaliojimus. Prezidentas dabar galės atstatydinti iš pareigų regionų gubernatorius, jei tam pritars teismas. Už platesnius prezidento įgaliojimus balsavo 399 iš 450 deputatų.
Tai reiškia, kad gubernatoriams nepavyks blokuoti įstatymo, kuriuo Kremlius siekia sustiprinti centralizuotą valdymą. Dūmai pakaks 300 balsų perbalsuoti dabar federacijos tarybai priklausančių gubernatorių veto. O Vladimiras Putinas šiandien patvirtino naują Rusijos užsienio politikos koncepciją. Jos tekstas bus paskelbtas kitą savaitę. Jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisija šiandien pareiškė, kad Rusijos valdžia daro spaudimą Ingušijoje esantiems čečėnų pabėgėliams ir ragina juos grįžti į Čečėniją, nepaisant ten vykstančių mūšių. Teisinantis pinigų stygiumi buvo nutrauktas papildomo karšto maisto ir duonos dalyjimas pabėgėliams. Jie buvo verčiami palikti privačius namus ir ūkius. Pasak komisijos, kol kas nėra sąlygų grįžti į Čečėniją 170 tūkstančių pabėgėlių. Britų neonacistas pernai Londone padėjęs 3 sprogstamosius užtaisus, per kurių sprogimus žuvo 3 ir buvo sužeista 117 žmonių, šiandien nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Londono kriminalinių bylų teismo prisiekusiųjų žiuri pripažino 24 metų inžinierių Davidą Copelandą kaltu. Copelandas nei proceso metu, nei skaitant nuosprendį, nerodė jokio apgailestavimo ir vadino save įsitikinusiu nacistu. Jis sprogdindavo namų darbo bombas su vinimis. Į teismo salę susirinkę aukų draugai ir artimieji, taip pat sužeistieji per sprogdinimus, džiaugsmingai sutiko nuosprendį. Šeimyninio kivirčio sunervintas vyras Orlando miesto viešbutyje 12 valandų įkaitais laikęs padavėją ir savo 4 metų sūnų šįryt pasidavė policijai. Per incidentą niekas nenukentėjo. Įkaitai buvo paimti viename Disnėjaus pasaulio viešbučių. Paėmęs įkaitus, pagrobėjas paskambino vietos televizijai ir skundėsi, kad žmona nesutiks skirtis. Vyriškis teigė, jau mėnesį nematęs kitų savo vaikų. Disnėjaus pasaulis yra populiariausia Floridos turistinė vieta, kurią per metus aplanko 30 milijonų žmonių. Tokio lietaus maskviečiai nematė jau 120 metų. Per vakarą ir šiandien Rusijos sostinė prilijo tiek, kiek paprastai per 2 mėnesius. Dauguma miesto gatvių tapo nepravažiuojamos ne tik lengviesiems automobiliams, bet sunkvežimiams bei autobusams. Atsirado ir apsukruolių pasinaudoti tokią situaciją. Už 50 rublių valtimis kelti žmonės į kitą gatvės pusę. O šie jaunavedžiai lietumi džiaugiasi. Jie mano, kad tai geras ženklas, reiškęs tyrumą. Pasak meteorologų, savaitgalį liūtis turėtų aprimti, o ateinantį pirmadienį vėl laukiama lietaus. Remia naujo skonio Dadų ledai Kaprizas. Labas vakaras. Rytoj Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Protarpiais lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7–12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8–13 laipsnių šilumos. Pajūryje bus apie 13, sostinėje iki 10 laipsnių. Dieną daug kur šalyje bus apie 18–19 laipsnių šilumos, o pajūryje iki 16. Per kitas 2 paras numatomi lietūs, naktimis bus 8–13, dienomis sekmadienį 15–20, pirmadienį 17–22 laipsniai šilumos. Na, o Dadų ledai Kaprizas, glaistyti pieniškų šokoladų su migdolais, skanus bet kokiu oru. Labos nakties. Ačiū, kad žiūrėjote. Saldžių sapnų ir gero antrojo vasaros mėnesio.